Pereiname prie kitos dalies papunkčio darbo užmokesčio apskaitos dokumentai. Tai pirmiausia, aptartoji mūsų darbo apmokėjimo sistemos dokumentacija, trumpinius kokius naudosime, DAS, toliau darbo sutartis, kuri gimsta po to, kai mes jau apsirašome savo politiką, trumpinį naudosim DS ir darbo grafikas. Darbo grafikas turime mintyje, kad ne buhalteris sudaro darbo grafiką, bet atsakingas žmogus arba direktorius, arba jeigu tai yra padalinys, padalinio, departamento vadovas, nes jis tikrai žino, kiek reikės darbininkų, kada, kokiomis dienomis, kokiomis valandomis, ar tai bus budėjimas, ar tai bus naktinės valandos, tai darbo grafiką surašo atsakingas žmogus. Čia tikrai ne buhalterio yra atsakomybė. Tai va, turėdami aukščiau išvardintus dokumentus, jau mes galime pradėti skaičiavimą. Taigi, iš darbo grafiko turime padaryti darbo laiko apskaitos žiniaraštį. Pakeisti mūsų žymėjimus iš darbo grafiko į valandas, į skaičius ir kaip mes atžymėsime išsigryninti nukrypimus nuo normalių darbo sąlygų, darbas naktį, darbas poilsio, švenčių dienomis. Detaliau skaičiuosime, aišku, praktinės užduotis atliksime, kaip paskaičiuoti tuos nukrypimus nuo normalių darbo sąlygų. Bet būtent mes identifikuojame, sudarydami darbo laiko apskaitos žiniaraštį pasibaigus mėnesiui, kuomet mes gauname darbo grafiką. Jeigu mūsų darbuotojai dirba nekintančios dienos režimu, yra administracija, vadyba, tai žmonės, kurie nedirba visą naktį, nepertraukiamų grafikų, tuomet yra paprasčiau, darbo grafikas gali ir būti nesudaromas, pakanka darbo laiko apskaitos žiniaraščio, pagal darbo sutarties sąlygas, ką mes esame darbo sutartyje nustatę, kokią darbo laiko normą esame užfiksavę. Kai turime darbo laiko apskaitos žiniaraštį, sudarome darbo užmokesčio apskaitos žiniaraštį. Ir čia mes parodysime visas dalis, kaip mes apskaičiuosime, parodysime, kas sudaro darbo užmokestį ir pagal tai sudarysime trečią dokumentą, labai svarbu, tai yra informacija darbuotojui. Darbo užmokesčio lapelis įdėjau į kabutes, nes taip mes vartojame šnekamojoje kalboje. Pagal darbo kodeksą 148 straipsnį, kurio čia ištrauka ir yra įdėta, kad darbdavys nerečiau kaip kartą per mėnesį raštu arba elektroniniu būdu privalo pateikti darbuotojų informaciją apie visas jam apskaičiuotas, išmokėtas sumas, išlaikytas sumas. Mes privalome pateikti informaciją ir darbuotojas tame lapelyje turėtų matyti ne tik vieną eilutę darbo užmokestis, bet ir visas dedamasias darbo užmokesčio dalis. Atkreipiam dėmesį, kad darbo kodeksas sako nurodymas į viršvalandinių darbų trukmę, taip pat atostoginiai, jeigu buvo pajamos natūra paskaičiuotas, ar kokios kompensacijos, taip pat darbas naktį ir panašiai. Taip pat svarbu informaciją pateikti ne tik apie priskaičiuotas, apskaičiuotas sumas, bet ir išlaikytus mokesčius. Tai yra, mes privalome informuoti darbuotoją, kiek jo vardu mes pervedėme į biudžetą lėšų, tam, kad darbuotojas matytų, kiek darbdavys pervedė mokesčių. Pateikimas darbo užmokesčio lapelio priklauso nuo susitarimo. Kaip matome, darbo kodeksas sako, kad darbdavys. Mes atstovavome darbdaviui. Ir šioje vietoje darbdavys būtent samdo buhalterį tam tikslui, kad buhalteris apskaičiuotų darbo užmokestį, pateiktų darbdaviui darbo apmokėjimo lapelius, o jau darbdavys pats turi atsakomybę pateikti darbuotojui. Kaip jūs įmonės viduje sutarsite, tokia politika ir bus. Dažnai praktikoje darbdavys su buhalteriu sutarė, kad buhalteris būtent pateikia darbo užmokesčio lapelius darbuotojams elektroniniu paštu. Dėl to ir darbo kodeksas numato, mes tikrai galime elektroniniu paštu pateikti. Vadinasi, čia mes matom, kokį sąsają iš karto mes turime turėti darbuotojo elektroninio pašto adresą. Ir nusistatyti savo vidaus tvarkoje, kad darbuotojas darbo sutartyje prie savo kontaktų nurodo taip pat ir elektroninį paštą. Ir pats darbuotojas yra atsakingas, kad tą darbo elektroninį paštą tikrintų, žiūrėtų ir ten imtų informaciją. Bet jeigu jums patogu, jūs galite teikti darbo apmokėjimo lapelius ir popierinė forma nėra skirtumo, tik tai apsirašykite, kaip jūs komunikuojate su darbuotojais, kaip jūs jiems teikiate informaciją. Na ir periname prie darbo sutarties. Čia labai trumpai, tik tai pagrindinė ištrauka, kuri mums aktualiausia, skaičiuojant darbo užmokestį, tai
viena iš būtinųjų darbo sutarties sąlygų – darbo užmokestis. Čia kaip pavyzdys, ką mes galime matyti, kad mokamas fiksuotas darbo užmokestis 2600 eurų, kaip pavyzdžiui, ir kintama darbo užmokesčio dalis, kuri paskaičiuota kiekvieną mėnesį pagal įmonės darbo apmokėjimo sistemą. Tai štai mes šiuo atveju, jeigu matome darbo sutartyje šitokią nuorodą, vadinasi, mes grįžtame į įmonės administraciją ir klausim, kokiagi yra apmokėjimo sistema. Duokite man susipažinti, kaip aš turėsiu apskaičiuoti kiekvieną mėnesį tą kintamąją dalį. Jeigu jos nėra, šitą problemą reikia išspręsti. Mes turime apsirašyti. Taigi, jeigu nurodome darbo sutartyje, kad gali būti kažkokie paskaičiavimai, papildoma, kintama dalis, turime žinoti, kaip ji paskaičiuojama. Kontroliuojančios institucijos, darbo inspekcija visada reikalaus iš mūsų tos vidinės tvarkos, kaipgi mes galime tą kintamąją darbo užmokesčio dalį paskaičiuoti. Kitas sakinys, kaip mokame darbo užmokestį, būtina nustatyti darbo sutartyje. Kaip pavyzdys, 2 kartus per mėnesį, pavyzdžiui, 500 eurų dydžio avansas išmokamas einamojo mėnesio 25 dieną ir likęs darbo užmokestis iki sekančio mėnesio 10 dienos. Lėšas pervedant į darbuotojo nurodytą sąskaitą ir čia pat nurodome tą sąskaitą. Tuomet jau mums nereikės atskiro darbuotojo prašymo, kad pervesti darbo užmokestį į atitinkamą banko sąskaitą. Jeigu darbuotojo banko sąskaita keičiasi, tuomet nepamirštame paprašyti darbuotojo raštu pateikti prašymą, kad darbo užmokestį dabar mokėti į kito banko, sakykime, kitą nurodytą jo sąskaitą. Bet jeigu mes čia pradžioje nurodysime ir tai yra nekintanti informacija, bus pakankamas dokumentas. Šiame pavyzdyje nurodyta, kad darbo užmokestį galime mokėti 2 kartus per mėnesį, bet lygiai taip pat jūs galite su darbuotoju apsitarti, kad ir čia nurodyti, kad darbo užmokestis mokamas 1 kartą per mėnesį, prievolės mokėti avanso kaip ir nėra, tai yra rekomenduotina, bet jūs tikrai galite sutarti pagal jūsų įmonės tvarką mokėti darbo užmokestį nebūtinai iki sekančio mėnesio 10 dienos. Praktikoje pasitaiko, kad darbo užmokestį mes apskaičiuojame iš tikrųjų pagal išdirbį. Kiek darbuotojų pasiekė, kiek atliko pardavimų, kiek sudarė sutarčių ir pagal tai mums reikia sužinoti. Ir mes tuos duomenis galime gauti ir vėliau. Pasitaiko situacijų, mes galime nusistatyti, pavyzdžiui, kad sumokėsime darbo užmokestį iki sekančio mėnesio 20 dienos. Tai nedraudžia įstatymas. Darbo kodeksas ir sako, kad darbo užmokestis turėtų būti išmokamas ne vėliau, kaip pasibaigus 10 dienų per ataskaitiniam mėnesiui, bet šalis gali susitarti ir dėl kitokių sąlygų, kitokio termino. Kita būtinoji sąlyga, aišku, nurodome, ar yra neterminuota sutartis, ar terminuota sutartis ir koksgi nustatomas būtent bandomasis laikotarpis, tai čia gali būti iki 3 mėnesių ir kokiam tikslui nustatomas tas bandomasis laikotarpis, abiems šalims jis taikomas vienodai, įsitikinti, ar darbuotojui tinka darbas ir ar darbdaviui tinka darbuotojas. Kita būtinoji sąlyga – darbo laiko norma. Mes dažnai kalbėsime šiandien apie darbo laiko normą, nes ji labai svarbi ir ji ne visada būna standartinė. Tai standartinė darbo laiko norma maksimali, kurią reglamentuoja ir darbo kodeksas, yra 40 valandų. Darbo laiko norma tai yra darbas per savaitę. Ir dar pažymime, ar 5 darbo dienų savaitė, gali būti 6 darbo dienų savaitė. Tai čia pagrindinė sąlyga dažniausiai susiduriama, bet dirbant ir skirtingą darbo laiko grafiką gali būti situacija, su kuria susidursite, kad darbo laiko norma pas darbuotoją yra 20 valandų, 30, ką ir leidžia darbo kodeksas ir mums svarbu aprašyti tai čia, užfiksuoti tiek, kiek mums darbuotojas reikalingas. Lengviausias apskaičiavimas darbo užmokesčio, kai mes turime standartinę sąlygą 40 valandų per savaitę. Kitaip tariant, 8 darbo valandų diena ir 5 darbo dienų savaitė. Darbo sutartį pagrindinės sąlygas, kurios mums svarbiausias darbo užmokesčio apskaičiuoti, aptarėme. Kaip nagrinėjote anksčiau, darbo sutartis be abejo yra didelės apimties ir čia jūs turite galimybę apsirašyti kitas sąlygas, kitus įsipareigojimus tiek darbdavio darbuotojui, tiek darbuotojo darbdaviui, ką aš privalo dirbti,
sąžiningai, tausoti turtą, siekti dirbti kvalifikuotai, kokybiškai. Bet darbo užmokesčio apskaičiavimui mums čia yra pakankamos sąlygos. Ir ne tik apskaičiavimui, bet ir matom išmokėjimui ir kurgi mes turime tą darbo užmokestį sumokėti. Toliau iš darbo grafiko sudarysime darbo laiko apskaitos žiniaraštį. Svarbu paminėti, kad darbo laiko apskaitos žiniaraščio formą kiekviena įmonė turi turėti pasitvirtinus savo. Mes neturime įstatymo, vyriausybės nutarimo, kuris mums imperatyviai nurodytų, kad štai va tokia darbo laiko apskaitos žiniaraščio forma ir ne kitokia. Kiekviena įmonė yra laisva pasirinkti formą, tai yra kaip pavyzdys. Tokią darbo laiko apskaitos žiniaraščio formą mes naudojame seniai, kuomet prieš daugelį metų buvo vyriausybės nutarimas, kuriuo patvirtinta ši forma. Tai jeigu jums ta forma tinkanti, jūs galite ją pasitvirtinti. Bet, kaip matote pavyzdyje, akcentas yra, kad prie asmens mes turime ne vieną eilutę. Viena eilutė pirmoji pagrindinė išryškinta, kurioje mes pasitvirtiname, kad naudojame tokio darbo laiko apskaitos žiniaraščio formą ir kiekvieno darbuotojo atitinkamoje eilutėje žymime atitinkamą darbo laiką. Pavyzdžiui, pirmoje eilutėje žymime faktiškai dirbtą visą laiką, tai čia yra visas susumuotas laikas. Antroje eilutėje nurodome nukrypimus nuo normalių darbo laiko sąlygų ir kitose eilutėse. Tai šiuo atveju antroje eilutėje mes žymime darbo laiką naktį, trečioje eilutėje darbo laiką dienos metu, arba galite, jeigu pagal jūsų įmonę būna darbo laikas savaitgaliais, viršvalandinis laikas, kuris susidarė viršvalandis, žymime trečioje eilutėje. Pavyzdžiui, ketvirtoje eilutėje žymime komandiruotę, nurodydami raidę K. Bet lygiai taip pat mes matysime kitus pavyzdžius iš kitų įmonių, kuomet mes toje ketvirtoje eilutėje nurodome komandiruotę ir žymime šalies kodą. Pavyzdžiui, Vokietija DE. Tam, kad būtų aišku, matytume, kokiose šalyse darbuotojas vyko į komandiruotę ir kaip mes turime paskaičiuoti jam dienpinigius. Tai darbo laiko apskaitos žiniaraštis mums gali duoti ir daugiau informacijos, taigi mes nurodome šalis, ne tik tai, kad faktą, kad darbuotojas buvo išvykęs į komandiruotę. Ir dar giliau žiūrint į komandiruotės, labai svarbu išgryninti, suprasti, kad kai darbuotojas yra komandiruotėje, jis dirba. Vadinasi, už tas dienas mes taip pat skaičiuosime darbo užmokestį. Ir kas atsitinka, kai darbuotojas komandiruotės metu dirba daugiau nei paprastą darbo dieną, nes pavyzdžiui, komandiruotėje vyksta parodos, susitikimai su klientais ir virš darbo laiko valandų. Turime čia užfiksuoti, nes tai yra padidintas darbas, papildomas darbas. Ir todėl tas savokos, kurias mes pačioje pradžioje aptarėme, kaip papildomas darbas už susitarimą gali būti ir komandiruotėje laikomas papildomų darbų, nes jis atliekamas virš sutartos darbo laiko normos, ką mes standartiškai dirbame. Ir nepamiršti to apmokėti. Taigi, pasitvirtinome darbo laiko apskaitos žiniaraščio formą, nusistatėme, ką kokioje eilutėje mes žymime, kokias darbo valandas, taip pat žymėjimai. Mes galime nusistatyti, kad kiti nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų, kaip bus žymimi mūsų įmonėje. Arba neatvykimai į darbą. Kalbant taip pat apie tas pačias komandiruotės, mes prieisime, kalbėsime, kad kai darbuotojas komandiruotėje keliauja, vyksta į komandiruotės tikslą ir atgal iš komandiruotės, tai yra laikas kelyje ir tas laikas yra laikomas taip pat apmokamų darbo laiku. Ir mes jį turime apmokėti pinigais, bet ir antrą kartą turime skirti poilsį darbuotojui po komandiruotės. Ir kaip tą iškompensuotą poilsį mes žymėsime savo darbo laiko apskaitos žiniaraštyje, tai yra mes įrodysime, parodysime, kad mes iškompensavom darbuotojui tą poilsio laiką, pasitvirtiname atžymėjimą. Ir galime šiuo atveju pažymėti, sakime, kad jeigu darbuotojai vyksta komandiruotės, 5 eilutėje mes parodysime iškompensuotą poilsį, tiek valandų, kiek darbuotojas vyko kelionėje po darbo valandų, nurodydami raides, pavyzdžiui, kompensuotas poilsis KP.
turėdami darbo laiko apskaitos žiniaraštį, įsakymą ir užpildę iš darbo grafiko, kiek faktiškai valandų kokių dirbo, galime pereiti prie darbo užmokesčio apskaičiavimo. Tai etapiškai vyksta darbo užmokesčio apskaičiavimas. Darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščio pavyzdį formą čia aš įdėjau. Kaip matome, tai yra pavyzdinė forma, bet tai, ką jūs turite, galbūt irgi tinkama, tikrai nėra prievolės pildyti būtent tokios formos, tačiau labai svarbu išskirti, kad būtų aišku, kiek yra priskaičiuota darbo užmokesčio įvairių dalių, tai pagrindinis darbo užmokestis, kaip matome trečiame stulpelėje, 1500 eurų, viskas tvarkoj, ir sekančios dalis, kad būtų aišku, kitos atlyginimo dalis. Tai čia mes galime turėti tiek stulpelių, kiek yra reikalinga. Ir darbo užmokesčio apskaitos žiniaraštyje būtų naudinga, kad matytųsi taip pat ir neapmokestinamos, sakykime, pajamos kaip tokios kaip dienpinigiai. Tam, kad darbuotojas irgi matytų ir vadovybei būtų aišku, tam, kad galėtume suskaičiuoti ir turėti paskutinį stulpelį, kuris yra svarbiausias ir kurį buhalteris turėtų pateikti vadovui, tai darbo užmokesčio biudžetas. Darbo vietos kaina, kuri yra svarbiausia įmonėje. Tai tam tikslui mes turėtume įtraukti visas darbo užmokesčio dalis, išskaičiuotus mokesčius, išlaikytus iš darbo užmokesčio, kiek mes turime išmokėti darbuotojų į jo sąskaitą, viskas tvarkoje, bet paskutinė eilutė yra mūsų pati svarbiausia ir kuri gali suteikti informacijos ir pagalbą planuojant, sudarant įmonės biudžetus. Tai šitą mes turime tikrai buhalteriai gebėti paskaičiuoti ir suprasti, kad tai yra svarbiausias skaičius įmonės viduje. Paskaičiavę darbo užmokestį, informuojame darbuotoją. Tai atsiskaitimo lapelio arba darbo užmokesčio lapelio pavyzdys čia yra pateiktas. Kaip matome, turime nurodyti, koks tai yra darbuotojas, koks ataskaitinis mėnuo, kokios yra priskaičiuotos darbo užmokesčio dalis, bazinis darbo užmokestis, pavyzdžiui, atostoginiai, kompensacijos, taip pat apmokėjimai už viršvalandinį darbą, papildomą darbą, pavadavimą ir taip toliau. Todėl tas darbo užmokesčio lapelis, atsiskaitimo lapelis duotuoju atveju gali būti labai platus. Ir kokiegi išskaičiuoti mokesčiai, koks pritaikytas neapmokestinamas pajamų dydis, tą jūs aišku mokysitės apskaičiuoti trečioje darbo užmokesčio kursų dalyje, kokie atlikti atskaitimai. Taip pat gali būti dar ir išskaitos pagal vykdomuosius raštus. Ir pateikiame tokią informaciją. Darbuotojas turėtų matyti, kiek jis dirbo ir kiek uždirbo pinigų eurais ir taip pat valandomis. Atostoginiai, priklausomai nuo to, aišku, kalendorinėmis dienomis, kiek buvo darbuotojas atostogomis. Tai visa informacija tam, kad darbuotojas galėtų suprasti, kiek yra jo vardu sumokėta į biudžetą pinigų ir koks yra jo darbo užmokestis. Ir čia taip pat turėtume nurodyti ne tik priemokas už pavadavimą, sakykime, bet ir tas pačias premijas. Svarbu, kad darbuotojas suprastų, kad premija, jeigu jinai skirta paskatinamo pobūdžio, nedidina jo vidutinio darbo užmokesčio. Tam, kad darbuotojas suprastų irgi, kaip turi jo darbo užmokesčio dalys įtakos jo atostoginiams, būtina komunikacija. Tai čia įmonėje apsitarti, kaip jūs bendraujate su darbuotojais, kaip teikiate informaciją apie darbo užmokestį. Kai darbuotojas pradeda dirbti, jis pasirašo darbo sutartį, vidaus darbo apmokėjimo sistemą, jis žino, kokias darbo užmokesčio kintamasias, dedamasias papildomai gaus, bet ir taip pat iškomunikuoti, kaip skaičiuojamas bus jo darbo užmokestis atostoginių atvejų, išeitinių atvejų, kad nekiltų ateityje darbo ginčų. Tai mes matysime per pavyzdžius ir taip pat čia jau būtų buhalterio atsakomybė šviesti savo darbuotojus, kad jie suprastų darbo užmokesčio apskaičiavimą, tvarką ir politiką. Na ir pereikime prie pavyzdžių, kaip mes skaičiuojame darbo užmokestį. Šis pavyzdys yra pagal nekintančios darbo dienos režimą.
Jeigu jūs nusistatėte tam tikrai pareigybei, pavyzdžiui, kad skaičiuojamas nekintančios darbo dienos režimas, tai darbo užmokestis yra nustatytas kaip pavyzdys fiksuotas 1500 eurų per mėnesį, darbo laiko norma 40 valandų, 5 darbo dienų savaitė. Taigi pagrindinės sąlygos, kurias mes imame iš darbo sutarties, čia yra pats paprasčiausias pavyzdys. Tokiam asmeniui, aišku, gali būti nesudaromas darbo grafikas, darbuotojas dirba nekintančios dienos režimu 8 valandas per dieną, nuo 8 valandos iki 17 valandos, su užfiksuota darbo pietų pertrauka, kuri yra laikoma darbo laiku ir turi būti apmokama. Sudarome darbo laiko apskaitos žiniaraštį. Bet kokiu atveju darbo laiko apskaitos žiniaraštį reikia turėti. Tai matome pavyzdys, kiek nustatyta darbo valandų skaičius per mėnesį, vadovaujame standartinių darbo dienų grafikų ir fiksuojame, kiek darbuotojas dirba. 21 darbo dieną, 168 valandos. Jeigu visas valandas darbuotojas ir dienas dirba, apskaičiuojame darbo užmokestį pagal turimus duomenis. Čia šiuo pavyzdžiu duomenys yra pakankami. Priskaitytas darbo užmokestis bus lygus 1500 eurų. Jeigu tokią turite formą, vadinasi, paskaičiavimas yra paprastas. Pasižiūrėkime kitą pavyzdį. Laikinis darbo užmokestis. Darbo sutartyje nustatyta, kad darbo užmokestis mokamas už faktiškai dirbtą laiką, nustatytas darbo atlygis 10 eurų už valandą, darbo laiko norma 20 valandų. Sudarome arba gauname iš vadybininko arba kito atsakingo asmens sudarytą darbo grafiką. Darbo grafiko pavyzdys jums surašytas. Matome poilsio dienos pažymimos pas mus P, kur pagal įmonės vidaus dokumentus D tai yra darbo diena trunkanti 10 valandų, P yra poilsis. Bet pas jūs gali būti nustatyta įvairiausių kitų žymėjimų, sudarant darbo grafiką, nes darbo grafikas yra individualus, jis pateikiamas darbuotojui. Darbuotojas žino, kad jeigu man parašyta raidė D, aš turiu atvykti į darbą sutartų laiku, pavyzdžiui, 7 valandą ryto, dirbsiu iki 7 valandos vakaro, tai yra mano trunkanti darbo diena. Pagal žymėjimus, visiškai individualiai. Mes gaunam į buhalteriją mėnesiui pasibaigus darbo grafiką, kuris mėnesio eigoje gali būti koreguojamas. Be abejo, jeigu atsitinka tokios aplinkybės, kad mes turime keisti darbo grafiką ir pavyzdžiui, matome pavyzdyje 5 dieną nustatyta poilsio diena. Bet darbuotojui gali reikėti išeiti darbą, todėl kad kolega susirgo. Tai bus papildomas darbas, galbūt vyksta koregavimas. Tai mes gauname į buhalteriją tikrai gali būti koreguota darbo grafika. Ir jau pagal galutinį rezultatą konvertuojame šitą grafiką į darbo laiko apskaitos žiniaraštį, kad galėtume paskaičiuoti darbo užmokestį. Kas gaunasi? Sudarome darbo laiko apskaitos žiniaraštį, matome, jau virsta raidės skaičiais. 3-4 diena po 10 valandų dirbo, nes pas mus yra D raidelė reiškia 10 valandų. Galbūt raidelė K reikš 12 valandų ir panašiai. Arba B budėjimas 24 valandos. Čia jau mūsų vidinis įmonės reikalas, kaip mes žymime darbo grafikė. Konvertavę darbo grafiką į darbo laiko apskaitos žiniaraštį, pasižiūrime, kiek faktiškai dienų darbuotojas dirbo, 9 dienas per mėnesį, tiek jam dienų buvo suplanuota, tiek mums tas darbuotojas reikalingas 90 valandų. Turime darbo sutarties sąlygą, skaičiuojame darbo užmokestį. 90 valandų padauginam iš 10 eurų, apskaičiuotas darbo užmokestis 900 eurų. Taigi, aptarėme pagrindinės sąlygas ir kaip mes galime iš pirminių dokumentų paskaičiuoti darbo grafikas, darbo sutartis, darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Viskas, jau galime paskaičiuoti pagrindinį darbo užmokestį.